Šioje Vilkpėdės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės palatoje 5 sunkiai sergantys ligoniai. Tokių palatų kelios. Dalis pacientų jau nemato ir negirdi, kad šalia jų lovos būriuojasi gydytojai ar artimieji. Vilčių pasveikti, kai tarkim po visą kūną išplitęs vėžys, nėra. Naujoji sveikatos apsaugos ministrė sako, kad atėjo metas apie tokius ligonius pagalvoti ir leisti jiems apsispręsti gyventi kankinantis ar mirti be kančių taikant eutanaziją. Eutanazijos įteisinimas valstybėse, kurios yra tokios kaip Lietuva, kur paliatyvi slauga yra netokio lygio kaip gerovės valstybėse, kur lėšų skirti valstybė tikrai negali tiek, kiek gal reikėtų. Tokių eutanazijos įteisinimu būtų atveriamas kelias žmogui, kuris nenori kankinti savo šeimos narių, jeigu jis blogai jaučiasi, artimųjų, kurį prižiūri jį, jis surastų kaip alternatyvų būdą išeiti iš gyvenimo, paprašyti, kad jam būtų, sakykime, suleisti vaistai ar taikytas kitas būdas, kuris prilyginamas yra eutanazijai. Medikai priešinasi net tokiomis diskusijomis. Esą reikia ne vienos kartos, kad Lietuvoje atsirastų pritarančiųjų gyvybės nutraukimui. Ir juolab jie tvirtina nenorintis tapti budeliais. Kad eutanazija reikalinga, aš tai bijau, kad tiek daug nesažiningų žmonių šiam pasaulyje, kurie kovoja dėl žemių, dėl turto, dėl paveikslų, palikimo ir be sąmonės gulintis žmogus jis negali apsiginti. Tai tą mirties bausmę uždėtų mums, kad mes turime, giljotina ta pas mus turėtų būti ligoninėje. Tai nenorėčiau aš dirbti tokioje ligoninėje. Dar labiau tokios pagalbos žmogui alternatyva abejoja ir net diskusijomis piktinasi dvasininkai. Sveikatos apsaugos ministerija, tai jie turėtų saugoti sveikatą ir jo labiau gyvybę žmogaus, o ne ieškoti būdų, kaip tą gyvybę ligonėms atimti. Savaime suprantama, kad čia yra šėtoniškai, pabrėžiu tą žodį, pelninga, ekonomiška, dėl to, kad mes puikiai suprantam, kad žmonės, kurie serga, jiems reikalinga lėšų. Tačiau visuomenė, kuri save deklaruoja kaip demokratiška visuomenė, manau, turėtų labai aiškiai suprasti, jog mes turime ligoniais rūpintis, o ne juos žudyti. Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad nereikėtų pamiršti, jog eutanazija tai nėra vien vaisto suleidimas ir ligonio pasiuntimas myriop. Tais atvejais, kai žmogus atsiduria kritinėje situacijoje, prie aktyvios eutanazijos yra priskiriama ir vaistai, kurie nuskausmina, didesnis kiekis, kuris iššaukia taipogi ankstyvesnę mirtį, arba vėlgi kažkokių tai vaistų nedavimas žmogui ir negydant jį, žmogaus baigtis yra mirtis, nes, tarkim, kaip pavyzdys gali būti kad ir, sakykime, nutraukiamos dializės, jeigu yra inkstų susirgimai. Tiesa, kol kas apie eutanaziją tik diskutuojama ir ar kalbos virs realybę paaiškės, kai atsiras daugiau pritarančių nei pasisakančių prieš orią mirtį.